Sveiki atvykę į džiungles. Welcome to Pig Island, my friend. What? Oh my god. Live happily. Focusing on your relationships. Tai ką, draugai, artėjame link savo uosto, kuriame jau keliausime su laivu į salą Koh Samui. Bet pažiūrėkit, koks vaizdas lauke. Casually tiesiog vidury dienos potvynis, kur vos mašinos pravažiuoja. Ir pastebėjau ne veltui visų Tailandė su tom didžiuliam tokiam mašinom, tais tokiais pick-up truckais. Turbūt dėl tokių orų ir dėl tokių prikolų. Nes kaip suprantu, čia casual day tiesiog, o tai potvynis ir vos žmonės pravažiuoja ant to kelio. Tikėkime, situacija bus geresnė mūsų saloje. Mes dabar varom į antrą pagal dydį Tailando salą, tai yra Koh Samui. Gerai, užtenka. Kaip skaudžiai. Nepatiko man tą kelionę su laivu. Supykino mane. Kaip čia vėl pasitengti? Eik tu savo. Aš parašiau šitam hotelį, kad mes atvykstam. Nes mūsų yra tipo santykių metinės ten tipo. Aš girdau, kad tu gali tokius dalykus pasakyti ir jie taip atsižvelgia, kaip sakoma, jeigu ten honeymoonus ar dar kažkas panašaus. O šiaip tais aš neskemeris, nes mane patinka, man aš nemožiu dėl tokio dalyko. Tai iš tikrųjų yra mūsų metinės. Kosmosas, love you. Kaip kietai čia gulbė. Ir širdelė padaryta. Patinka? Kaip tavo anniversary? Pirmas dalykas atvarius į pirmąją mūsų Tailando salą gyventi, varom maudytis. Po mano šio nubėgimo į vandenį Kamilė kažką pastebėjo ant mano nugaros. Dabar žmonės, kurie bijo šlikštų dalykų, rekomenduoju užsimerkti. Jinai pamatė, kad mane žiauriai nuo kažko išbėrė. Tai žodžiu, neaišku nuo ko išbėrė, bet išbėrė. Mes atvykome čia tokia labai fancy vakarienę paturėti vakare. Oi, bet intensyviai audra prasidėjo ir mūsų visus palapinės nuputė. Tai čia kažkur mus pasodinti. Labas rytas, draugai. Pradedam dieną Koh Samui. Varom dabar į 7-Eleven paimti tų. Bale, kaip gerų sumuštinekų. Mums praeitą kartą jie labai patiko. Iš tikrųjų, kaip mačiutė sumuštiniai. Ir iš kokių 15 gerų minučių atvažiuos mūsų mašiną pasimti dienos Jungle Safari turui. Turim safari mašiną, atvažiavom mus paimti. Pasiėmė mus nuo hotelio ir važiavome į miškus pradėti mūsų safari džiunglių turą. Pakeliui sustojom prie tokios šventyklos, kurioje gavome Budos palaiminimą. Tada ten buvo galima kratyti tokius pagaliukus ir ištraukus pagaliuką su kažkokiu skaičiu galėjai paskaityti palinkėjimą nuo to skaičiaus. Welcome to the jungle. Big snake attack. King cobra. Patinka tau. Prigaus. Paimam. Is it okay if I do interview? I ask you some questions for my video, for family. So, what is your name and how old are you? My name is Tommy. Johnny. Okay, and how old are you? 45 years old. Wow. And where are you from? I'm from northern of Thailand. And how long have you been working as a driver, tour guide?
3 days. Only 3 days. Only 3 days. Really? Yeah. Wow. So you were like, really? Wow. How? Why you become tour guide? I don't know. I have free time. Wow. And are you happy? Yeah, I love it. Do you have a dream? Yeah. What is the dream? I wanted to travel around the world. Oh. Same you. Yeah. Geras, fainas bičiukas. Trečia diena kaip gido dirba. Geras. Žiūrėkit, koks čia kelias eina savo. Atvykome prie tokias didžiulės būdos ir čia galima gauti nemokamai tokį virvutę, kuris simbolizuoja sėkmę. Oh, let's go. Draugai, valgysim omarą. 100 gramų kainuoja apie 8 eurai. Ir mūsų sako, kiek gramų? Ir mūsų klausia, kiek gramų jis nori. Aš toks, Dieve mano, nežinau. Žodžiu, išsiaiškinom, kad mes norime maždaug 2 žmonėm, kad pasidalinti pirmą kartą paragauti apie 600 gramų. Tai čia mes jau vien 6 vakar 8 eurai kainuos apie 48 eurus už vieną omarą. Kaip tavo omaras? Kaip krabulas dar. Jo, tik tai labiau toks minkštas, ne kaip gumytė. Kiek jebra, susiradau visai neblogas maikutės, ant kurių nematau jokių kainų. Tai vadinasi, jie tiesiog susiranda turistai ir pagal jo veidą sako, kokia bus kaina. Tai aš noriu pabandyti iškart nusimušti iki tiek, kiek aš manau, jin turėtų būti verta. Salony crab. How much is a shirt? This one? Yeah, that shirt, this color, this color. Oh, 350, so expensive, little expensive. We are thinking of 150. 150? Good price, 150 for Nagriem. 250, okay. 250, I would agree 180. 220, okay, good for you. 300 iki jau 202 nusimušiau. Ir čia, jo, nu ką reikia, 11 eurų iki 7. Va šitai, tiesiog, eini good price, give you good price. Lol. Nusidėrėjau ir keletą tokių maikučių ir nusipirkau. Ir likusį vakarą tiesiog valgėm visokios atsiprašant šūdus, bet kaip mes sakėm savo tada, mes Tailande. Welcome to Pig Island, my friend. Labas. O Dieve. Oh, no. O, mane palėtė. Sako, kur? Damn, bro, norėjai mažai duot. Oi, kiaulės. Eik tu. Hierarchija. Aš norėjau mažai kiauliai duot. Eik tu savo, kaip įdomi ateina. Mazutį, nori dar. Kamilė, susiradai naują geriausią draugą. Eik tu, pareina pas tave. Gerai, sveiki visi, aš esu Marcikevičius, atvykau į Kiaulių salą, kad supportint kiaulių verslą ir jas maitint. Let's go. Ateina pas tave. Tai visų pirma, dedam maistelį. Ir atbėga kiaulė. Darom tokį garsą. My friend, you want some cookie? Atsargiai. Oi, žiūrėk, lyja, oi, tu kiaulė. Ei, kandai uodė. Kaip žiauru. Kovoja. Nepavyksta tau pamaitinti mažiučių, net eina jas uždubasti ant tos mamytės. Saubas. Oh. Oh, no. Oh, no. O žiūrėk, tas ieško papluko. Aš pykstu, sako, aš nenoriu.
Tai nori, ką galima jūs pažinti. Sako, davai, nu. Opa. Wow. Viskas aišku, kur mamukas. Kaip tau pigailint? Keistai. Biškai neturėtų kiaulės čia būti. Biškai keista, ne? Biškai keista. Chebra, dėl Kiaulių salos aš kalbėjau su tokiu vietiniu, iš kurių mes pirkom ten vaisius ir jisai minėjo, kad jis ten gyvena, kol jis dirba čia Kiaulių saloj ir per naktį būna blogiausia. Aš klausiu tapsmę, kodėl? Jisai sakė, kad naktį, kai visi turistai išplaukia, visi išvažiuoja, lieki ten dviesi gal su kolega ir ten kiaulės pradeda. Kuriu! Aš nežinau, daugintis turbūt, bet sakė, kad naktį būna blogai. Tai toks fun fact apie gyvenimo Kiaulių saloj. Ir po Kiaulių salos varėme pailsėti į salą. Tai toks buvo mūsų šio turo galas. Hello, I want coconut, 100 baht, my friend. I give you. Okay. Good price. Coconut. Chebra, tai ką aš darau čia, filmuoju šitos videkus, kurių jų pilna YouTube'e, yra mano turbūt mylimiausia veikla, ką aš darau šitoj planetoje. Ir didžiausias pastangas į tai. Bet yra tokia viena problemėlė, kur jūs man galite padėti. Žiūrėkit, šiai dienai aš esu ant 9-5 štukių gal subscriberių ir aš bandau pasiekti 100K. Tai toks fainas numeris ir aš gausiu tą YouTube play button. Bet problema yra tame, kad 5% iš jūsų žiūrinčių mano šitos videkus nėra subscribinė. Tai jeigu jums patinka mano turinys ir norėtumėt prisidėti prie mano šitos kelionės ir norėtumėt dar daugiau tokio gero turinio, būsiu labai dėkingas, jeigu paspaustumėt subscribe. Namaste. Sveiki, draugai, pasiėmėm pirdą ir dabar važiuosim per kažkokią didžiulę pliurzą. Stebėkite. Svarbiausia, tu nepaskęs dabar. Atsargiai, baig. Ai, bet ko įmėsite? Važiuok, nestardyk. Oh my god. Kai čia tokia bala. Oh my god. Kas Eik, tu savo pravažiavo. Easy. Let's go. Ramiai, вообще. Vaikai, como cá? Savanika. Hello. Thank you. What the fuck, jacuzzi? You put water after breakfast already, okay? Wow. Geras, koks laivas. Kitą rytą mes pasiėmėm turą su privačiu laivu aplink salas. Su baidarėm, su nardymu, maistu. Žodžiu, grynas Paradise laive. Aš kaip Titanikė. Kai kiek ten tokio laivo, žinokit. Bilietas kainavo kiek ten 110 eurų. Jau galiu pasakyti, kad čia geriausi 100 eurų, kurias susileidęs ant ekskursijos. Pasaka, nu. Did you have fun today? Yes, of course. It was amazing. I'm saying to my video, it's probably the best $100 I've ever spent like on a trip. It's crazy good. I feel like a king. But my question is like, Yes. What would be your advice to people watching? Live happily. Wow. The only thing that you're really responsible, in my opinion, is to make yourself and other people happy.
Whoa. That's what I do, at least when I move to Thailand. 25 years. Yeah. Crazy. Thank you very much. You're welcome, mate. Have a good one. Amazing. Fainas mūsų labai kapitonas buvo programuotojas, o dabar Fata yra Tailando laive ir tiesiog yra kapitonas. Ir dabar mums visiems reikia prisistatyti patiems. Kad sakė, galėtų pasimti mūsų WhatsApp kontaktus ir kai atvarysi mūsų šalį, galėtų nemokamai apsistoti. Big brain. Guys, where are you from? Europe, Lithuania. Lithuania, cool. Very small country. Small country. First time in Asia. First time. Yeah, very nice, very crazy. Už poros minučių pradėsime savo kajakingo experience'ą aplink šias salas. Turėtų būti visai ekstremalu, nes ten bus labai tokių siaurų vietų, kuriuose tikrai gali ir apsisukti ir visko gali nutikti. Mes dar niekada nesam kajakinę jūrai, tai bus labai įdomus experience'as. Baisu? Nu, va, tai pasižiūrėsim. Bye-bye. See you tomorrow. Thank you. Varysim dabar į Keivą, va ten. Matau. Prikolas, ne? Wow. Ui, čia. Lyja? Oras bangelės. Kas vyksta? Jo. Va ten va drakonas, va ten va. Mums beplaukiant kažkokiai hebrai buvo per smagu, tai kad jie net apsivertė. Hebra jaučiuos kaip Aurimas Valujavičius, bet kaip su Pampersu, nes čia mes baby proof sąlygom. Bičas vidury Atlanto buvo, mes čia prie savo 5 žvaigždučių hotelio. Ar tai buvo protinga? Snorkeliai. Okay. Kur mes plaukiam dabar? Nežinau, Litlaitis kažkokiais, kur matysim 40 salų. Jo. Sakė kaip krabom sakščiai. Žiūrėk, žiūkai. Oho. Jau klaustrofobija? Wow. Is this dangerous, the animal? Not dangerous. It's Like sow, but not dangerous. Sounds Some aggressive. people local eat that. Oh. Yeah, we fry and eat that. Oh. Chicken fries and sauce. Margarita. On the private ship. Kaip tau kol kas šitas tripas, Kamilė? 10 ir 10. Tikrai. O Kamilė, aš jaučiuosi kaip ponas, mes atvarom į salą, mane išlaipina, aš nueinu, aš pažiūriu, aš nusifotkinu, tada manęs palaukia, mane nuplukdina, man tada ateina, duoda margaritą, duoda vaisių, duoda malgit ir tu tiesiog plauki ir tiesiog mėgaukis, deginkis, fotkinkis ir eina savo ir visas tai už 110 eurų. Kosmosas. What is your name? Where are you from? And how old are you?
Okay, my name is Richard Monkey Man. Yeah, I'm from on the mainland. I'm from Thailand. Whoa. Yeah, the mainland. Far away from Samui, about 300 kilometers. Whoa. Right. Okay, and then me. Yep. My own. 41 years old. Whoa. Yeah, 41. Yeah, this is my job. But you are like, you love your job? Yeah, I like it. I like the nature like it. It's my job, my vacation, my holiday same. Yeah. What would be your advice to people? Yep. Life advice, just in general, to like young people like me. I'm 23 years old. Yep. What would be like a recommendation or like? I don't have a recommendation. Man atrodo, bičias nelabai žinojo, kaip pasakyti kažkokią life advice, bet jam kem vienas metas ir jis daro tokį darbą, tai man atrodo jis akivaizdžiai jį myli ir jis tiesiog yra laimingas. With a whale. Whale? Yeah. Really? Next to the island, everybody! You see the whale? Two whales! Okay, so this is my new stranger / friend I met on this trip. The name's, what's your name? Jake. And how old are you and what you do in life? I'm 39 years old and I do anesthesia, put people to sleep for surgery. Could you say that you're like a doctor, or you say like I do anesthesia? I have my doctorate in nurse anesthesia, so technically, yeah, I'm not a medical doctor though. Okay, and what's your advice for people watching, any age, just life advice? What would you say? Just take time to relax. Just spend time focusing on your relationships because they're the most valuable thing you have in your life. I think just as you like chase money or success and different things in life, and just as you gain more experience, you'll just notice that if something is good or bad in relationships, it will have a big effect on your life in different ways, especially momentum. Yeah, 100%. Yeah. Thank you very much. Yeah, you're welcome.